Miglė! Nu atidaryk! Nu taigi Nerijos namie jau 10 minučių bandai. Gerai. Liksiu ir palauksiu tada Miglės čia. Ne. Aš tave palydėjau, dabar tu mane palydėk. Ne, aš niekur neįsiu, kol aš nepašnekėsiu su Miglė. Bet taigi bus gerai, tau prasiblaškysi. Laima, aš pasakiau, aš lauksiu, nes man reikia pašnekėti su Miglė. Bet man reikia, kad kažkas su manim tekstą praeitų. Pana, ko pageidaujate pusryčiams? Aš? Daugiau nieko nėra. Gal Benedikto kiaušinių? Šoninės, lengvai apkeptos, bet nesudegintos, tokios troškios lašišos ir, žinot, tokių kaip būna maišiai tokie blyneliai. 2 espreso su šiltu pienu, bet be cukraus. Supratau. Kai būsi pasiruošusi, prisistatyk ir pradėk. Sveiki, esu Laima. Draugai mane vadina Laimike, man 30 metų, mėgstu darbą ir mėgstu skaityti. Testas. 10 metų bandžiau numesti svorį. Niekas nepadėjo. Bet tada atradau lieknetą. Pažiūrėk, galima vieną akcentą. Mūsų auditorija labiau didieji miestai. Dešimt metų bandžiau numesti svorį. Niekas nepadėjo. Bet tada atradau lieknetą. Aš gal galiu dar kartą pabandyti. Man labai gaila, bet ne. Nesąmonė. Kas atsitiko? Atsakė, kad kalbėti nemoku. Ta prasme, kad tu puikiai kalbė. Tai akcentas. Kas jo negerai? Kas negerai, jau 3 projektas sako, ne dėl to prakaiktų akcentų. Tai aš galiu realiai vaidinti tiesiog lavoną, va restorane čia galiu sėdėti nebent ir aš nežinau, nebent be teksto kažką tiesiog va tokius vaidmenis galiu daryti. Mažytė, nu tai gerai, neperjunk, aš tave išmokysiu kalbėti. Vaikystėje neišmokau, tai dabar išmokysiu. Gerai. O kada gal? Rytoj. Kada? Rytoj. Palauk, Miglė, prašau, palauk, pasikalbam. Nėra apie vakarą. Nu, prašau, pasikalbam, nu, aš atsiprašau tavęs. Nu, nuostabu, kaip tik apie save galvoji. Nu, ne tik apie save, aš dabar noriu kalbėti su tavim. O, dramų karalienė. Nu, netiesa. O kodėl tu dabar nesvarbu? Taigi vienas kitą taip labai mylit. Atsitiko kažkas? Markai! 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 O, velnias. Kaip matau. Viską radai? Jautiesi kaip namie? Labai gerai, gali čia būti tiek, kiek nori, arba kol sutvarkys tavo vandentiekį. Ačiū. Sako, kad dar darbai užtruks. Ar tu nieko prieš, kad aš dar čia? Ne, aš nežinau, kas vyksta čia pusę kambarių. O be to, aš čia galiu tavimi pasirūpinti. Ne, čia labai daug kalorijų. Kalorijos tinka.
skanaus. Skanaus. Ačiū merginos, kad susirinko. Nepamirškit pasimėgoti savim ir drąsių potapių visiems. Atsiprašau, o čia neturėjo būti tapimas su vynu. Taip, yra ir vyno, aš tai ten. Ačiū. Mano vyras man vakar pasiūlė naktį 3. Ką man daryt? Man galvoju visai ne šitie natiurmortai. Tai jūs gal papasakokit jam, kaip jūs jaučiatės? Jeigu aš nenoriu pasakot, kaip aš jaučiuosi. Tai tada... Pasirašykit. Na, kaip atrodo? Gerai. Bet čia labiau taip oficialiai ar seksi? Seksi. Pliamba, negerai. O kur tu iš viso čia ruošiesi? Į darbo pokalbį. Nu, šitas ir šitas. Tikrai? Ne. O kas tu atsitiko? Apie ką norėjai pasikalbėti? Aš nebežinau, ką daryti dėl Miglės. Gerai, čia matau užtruks, tai gal susitinkam vakare? Ok? Tik apie save galvoju. Gražus paveikslas. Žiūrėk, galiu paklausti. Ką daryt, jeigu mum su vyru nesigalim supranti? Supranti. Man sakė, jūs žinosit, ką daryt. Visų pirma, reikia išsiaiškinti, čia yra psichologinis sutrikimas ar fizinis. Ir tada jau... Oi, Zuikė! Oi! Šiandien tiek susitikimų. Žinok, ir manikiuristė, ir pedikiuristė, ir stilistė. Dar kažką pamiršau. Ai, kosmetologija. Visą mėnesį nebuvau, tikrai atrodau kaip pabaisa. Aš žinok, net bijau pagalvoti, kad gali būti dar gražesnė. Grįšime, atpažinsim. Klausk. Viskas iki, čiau jau. Čiau, čiau. Dar tokį patį galima. Paruoškit gerai. Viskas, žinokit, užtenka. Aš nežinau nieko. Aš nieko nežinau. Aš pati nieko nesuprantu. Aš pati nieko nežinau. Aš viskas nebedarysiu jokių patarimų į kairę dešinę. Čia kažkoks neprofesionalumas. Žinokit, kaip tikrai visų dalykai situacija. Aš nežinau, kad baigit man žinoti čia. Bet aš galiu jūsų nustatyti kontaktą. Ne, jokių kontaktų. Ne. Sakau, kad ne.
Kiek čia galima skambinti? Atsibodo klausyti kitų žmonių problemų. Dar ir kaip. Bet tau taip puikiai sekasi, galėtum būti profesionalė. Deja, taip ir yra. Rimtai? Nujaučiu. Ne veltui mano tapybos pamoką pavertei terapijos seansu. Atsiprašau. Nebe pirmą kartą. Iš 45? Ne, iš 43. O tai spėjau 45 jau ir nebėra? Profesinė paslaptis. Gaila, kaip tik turėjau vieną klientę, kuriai būtų labai patikę. Man atrodo, kad tavo klientė geresnį agentą rado. Už mane. Tik nesakyk, kad jie ir išnuomavo šitą namą. Oi, patikėk, aš tau nieko nesakau. Puiku, puiku. Algi, tik nedaryk nesąmonę. Gerai. Elena. Eik pasikalbėti. Markas.
Saulė, labas. Žinok, niekas neveikia. Aš taip nebegaliu. Prašau, tiesiog atvažiuok, padėk man, aš... Ačiū. Va, gerai, kad atvažiavai, nes va, šitas Markas pasirodė. Žinau. Ką? Žinau. Ir nesidžiaugi? Tėvelė, man atrodo, kad aš įsimylėjau kitą. Ką? Nebenoriu Marko. Kodėl? Myliu kitą. Ir vėl. Nu, tėvelė, nu dabar jau tikrai. Šitą dalyką aš jau tiek kartų girdėjau. Tėvelį, pažadu, šitas paskutinis. Ir ką man su tavim daryti? Mylėt. Gerai. Aš tau irgi tave noriu su kai ko supažindinti. Rimtai? Taip, mano mažytė. Man atrodo, tėvukas irgi įsimylėjo. Aš sakiau, kad tau vieną dieną pasiseks, ar nesakiau? Tėvelį, pakelkim taurę. Sveikinu. Kada susipažinsiu? Mintis galvose mums lekia.